Kaip gimė mintis skrydis? Seniai, kai man dar buvo tik 16 metų, pradėjo skristi mintys į užrašų knygelę. Rašiau jas paprastu tušinuku. Buvau paprasta kaimo mergučiai gimusi gražų vasaros mėnesį Liepą, Šakių rajone Žiglių kaime ant Novos kranto. Kai man buvo 3 metai, persikėlėm į Žvirgždaičius. Ten ir augau iki 18 metų. Metus laiko dirbau Vilkaviškio UAB Žemkalnyje siuvėja. 3 metus gyvenau Vilkaviškio rajone prie Mažučių šaltinėlių. Kai ištekėjau, apsigyvenau Vilkaviškio rajone Gražiškiuose. Dar nuo pradinių klasių pamėgau rankdarbius ir poeziją. Todėl nenuostabu, kad šios knygos iliustracijos su rankdarbių nuotraukomis. Labai mėgau nerti kabliuku. Tai savotiška maloni ir didelė priklausomybė. Nuo 18 metų pirmuosius savo rankdarbius leidau spausdinti žurnale Rankdarbiai + Visažinės. Jau nuo tada brendo mintis, kad kažkada išleisiu savo autorinę knygą, bet ne viskas taip greitai vyksta. Gyvenimas privertė daugiau rūpintis žemiškais kasdieniais buities reikalais, o hobis liko hobiu ir štai pagaliau praėjus 20 bendro gyvenimo metų vyras įgyvendino mano svajonę ir nupirko man kompiuterį. Taip ir atsirado galimybė gimti pirmai mano knygai, o jų bus ir daugiau, nes visų savo minčių į vieną nesutalpinsiu.